kiek tavo automobilis valgo kuro. Ir šiandien sužinosime, ką reikia daryti, kad automobilis jūsų valgytų mažiau kuro. Ir einame pas dizelių paukštukų patikros ir remonto dizelinių. Labą dieną. Užeik, Augusta, užeik. Na jau va, atėjom jums dovanų atnešti. Mano padėjėjo. Na, teik, daug. Palauk, čia pakėjau. Prašau. O, dvi reklamikas galin. Tai va, su tokia atėjau vizija, žinai, paklausti, ką žmonėm reikia daryti ir kodėl valgo kiti automobiliai daugiau kuro. Nu, dažniausiai taip, būna paukštukai išdėlė, juos reikia restauruoti, bent jau patikrą pasidaryti, kad būtų galima diagnozuoti jų gedimą. O, reklamytės. Nu, parodyk žmonėm, ką čia turim. Paimsim kitą gal. Jo, tai reikia nuolatos tikrintis paukštukus, jeigu pajauti, kad jau tavo automobilis valgo daugiau kuro, ne? Taip, įsivaizduoju. Bent jau kas 100 000 pasitikrinti paukštukus. O, labai puiku. Dabar būsiu matomas visiems. Einam, kaip dabar pat ir uždėsim. Einam, pabandysim. Tu ne iki gatvę, Augustė. O jeigu jums reikės magnetinių lipdukų, štai prašom, starber.lt, pagamins jums, kokią jūs norėsite. Šitie lipdukai atkreipia dėmesį ir iš tikrųjų iškart pateikia žmogui, ką gali įspręsti. Tai va, starber.lt arba dizelinių paukštukų vizija. Įėjimas čia atėjus pas jų rasit. O tu dar norėjau paklausti, tau gali atsiųsti paštu Taip, man siunčia dažnai žmonės ir iš Danijos, ir iš Vokietijos, ir iš Anglijos, iš visur. Randa mane ir Facebook'e, ir TikTok'e dabar jau yra paukštukų remontas Tauragėje. Tai va, jeigu reikės jums paukštukus tikrintis, rašot dar drąsiai šiam žmogui, jisai jums padės, jie gali atsiųsti iš bet kokio Lietuvos miesto, tiek ir iš užsienio. Tai va. Da, sakau, galėjau vietoj šitą snukiuką įdėti Trumpą. Kaip sako, būtų gerai, jeigu Trumpas būtų čia. Geras mintis, palaiko visada. Tai va.